Let's Invest. Ramiai ir užtikrintai auginkite kapitalą. Tinklalaidės 35 į pensiją rėmėjas ir partneris sutelktinio finansavimo platforma Let's Invest. Let's Invest ekspertų komanda padeda privatiems asmenims bei įmonėms pasyviai įdarbinti laisvus pinigus su konservatyvia rizika. Klausėte kaip? Drauge su profesionalais investuojant į išskirtinius projektus. Projektų atranka bei priežiūra rūpinasi Let's Invest komanda, o investuotojų lėšos visuomet yra apsaugotos įkeičiamų nekilnojamųjų turtų. Noriu tik priminti, kad pinigai, kurie nedirba, nuvertėja, tad visada apsimoka juos įdarbinti. Jei nežinote, kur ir kaip, jums padėti gali Let's Invest ekspertų komanda, susibūrusi tam, kad investuoti būtų paprasta visiems. Let's Invest. Ramiai ir užtikrintai auginkite kapitalą. Sveiki, čia Indrė Kavaliauskaitė ir mano tinklalaidė 35 į pensiją. Čia kalbame apie investavimą ir viena iš turbūt aktualiausių, visada aktualių investicinių formų yra nekilnojamas turtas. Šiandien svečiuose Egidija Bružienė, Sotheby's Baltic International Realty brokerė. Sotheby's vardas žinomas visame pasaulyje ir klausimų nekyla, kad tai yra patikima kompanija, o Egidija yra tas žmogus, kai nori prabangaus nekilnojamo turto, tai eini pas ją. Teisingai? Visiškai taip. Tai gal nuo to ir pradėkim, nuo jūsų, pradėkim kaip asmenybės. Kas jūs atvedė į Sotheby's ir kodėl, kaip ta širdis pasidavė, kad norisi pardavinėti prabangų nekilnojamą turtą? Širdis su nekilnojamu turtu kaip po tokiu buvo turbūt visą laiką, nes visada manyje buvo dizainas, menas, domėjimasis to, ne? Tai architektūra visada yra koja kojon žengia su šitais aspektais. Tai vienas momentas, bet tiesiog kaip atsidūriau nekilnojamo turto rinkoje, tai irgi toks, sakyčiau, gan natūralus gavosi procesas, nes visada buvau pardavimų žmogus. Nuo pat studijų laikų dirbau pardavimuose. Tai... Ir stilingose pardavimuose. Tai galim čia ir su detalėm kalbėti. Taip, kad tai dirbau aprangos grupėje, tai ten ir teko ir pirkimuose dirbti, ir pardavimų srity. Tai pirkimai iš principo visą laiką labai glaudžiai, natūralu, labai glaudžiai siejasi su pardavimu. Tai pirkdamas tu būtinai turi galvoti, kad turėsi parduoti. Šiaip labai koreliuoja ir su nekilnojamu turtu. Na va, ir tiesiog gyvenimo aplinkybės taip susidėliojo, kad mūsų šeima investavome į Sotheby's International Realty franšizės įsigijimą Lietuvoje būtent ir atidarėme čia biurą 12 metais. Tada taip buvo įžvalgu gal? Ar įžvalgu, drąsu. Drąsu. Daug kas iršta sukiojo, nes tarsi kaip ir tokios nebuvo dar tokios labai aiškios susiformavusios prabangaus nekilnojamo turto, sakykime, kategorijos Lietuvos padangėje, rinkoje. Ir to labiau tai buvo ką tik po krizės. Dar krizė realiai labai stipriai jautėsi. Bet tas žingsnis tikrai pasiteisino, nes iš esmės nekilnojamas turtas ir mes kalbam apie prabangų, brangų, kokybišką Lietuvos rinką, nėra tokia didelė kaip, sakykime, Prancūzija ar Amerika. Bet kokiu atveju visada yra paklausa, visada yra kainos, jei ne augimas, tai tikrai stabilumas. Dabar dar auga, ar ne kainos? Kažkaip dar vis auga ir prieš pradedant stipriai. Pokalbį kalbėjom, kad klausiau, ar čia visos tos grėsmės, kaip tai įtakoja, nes kai atsidarau, tarsi kas yra parduodama, tai matau, kad kainos tik aukštyn. Jeigu prieš metus galvojau apie kažkokį butą ir nesuspėjau, tai jau dabar, žiūrėk, jau apie tą gali nebegalvoti, nes jau jisai dar dvigubai kainuoja. Nelabai stabdo, ar kas dabar vyksta rinkoje?
Šiek tiek yra sustoja, sakykime, pirkimas į investicinį nekilnojamą turtą. Tai šitą jaučiam ir jau sakykime, ne šiais metais, jau ir šiek tiek. O investiciniai pirkdavo irgi prabangų nekilnojamą turtą? Žinoma. Tikrai taip, su tikslu nuomoti, gauti grąžą ir taip toliau. Tai šitas yra tikrai sustoja, sulėtėja jaučiasi. Bet pagrindiniai ir tie tikrai didieji pirkimai yra, kai žmonės perka asmeninį turtą savo poreikiams, savo šeimai ar savo pačiam, tai nejaučiam to, kad tai būtų baimė pirkti Lietuvoje. Iš ties, net ir iš užsienio pirkėjų, užsieniečių, taip, kurie įsivertina vis tiek tą stipriau, sakykime, geopolitinę situaciją. Jeigu mums čia mūsų šalis, mūsų namai, užsieniečiai, jie truputėlį kitaip tą vertina. Man čia kartais net pasitaiko, kad ir renginius atrodo bijo užsieniečiai atskristi. Ar ne? Toks visokių čia būna. Reikia daugiau, gal angliškai reikia pradėti kalbėti, kad visi suprastų, žiūrėtų ir paskatinti. Gerai, o kur dabar mados yra? Kas populiariausia? Dydis ir vieta gal taip, ko daugiausiai reikia? Tai žmonėms. Mada ir nekilnojamas turtas turbūt, sakyčiau, nelabai gerai, kai žygiuoja kartu. Nes gali būti labai kažkas tai taip madinga, kažkokiam draugų rate ar tiesiog socialiniai erdvėje ir taip toliau, to susiformuoti tam tikras burbulas, bet visada verta atsitraukti ir labai aiškiai įsivertinti ar pačiam, ar konsultuojantis su nekilnojamo turto ekspertu, ar tai, kas toksai trendi ir populiaru, ar tikrai verta tenai investuoti. Ar galėtumėt kokiu įvardinti? Klaidos yra įdomu, kad pasimokyti, koks manimas būtų dabar jūsų akim klaidingas, nežinau, kad reikėtų. Gal toks, tie atvejai gal tokie dažniausiai vis tiek individualūs, bet būna, kur žmonės labai nori kažkokioj būtent būti lokacijai ar kažkokiam tai projekte, ir neįvertina, sakykime, kiek jau šiai dienai tas tenai kainuoja nekilnojamas turtas ir vis dar galvoja, tarkim, kad ten, jeigu labai populiaru, tai dar auks. Ir dar auks. O jisai makris. Dažnai taip atvirkščiai. Taip, nes dažnai, kai labai populiaru, kainos yra tikrai pačiam tokiam tope ir kartais žmonės permoko netgi, nes nori būti ten, kur visi. Vat šitą reikia labai įsivertinti, kiek verta permokėti, ką reiškia permokėti. Aš kaip sakau, rinkos kaina yra visada ta, kur dvi šalys susitinka. Ir kur kažkas sutinka mokėti, būtent, jeigu kažkas moka daugiau ir dar dažnai sako, žiūrėk, aš čia ar nepermoku per daug, nes turto vertinimas rodo mažesnę vertę, aplinkui pasižiūriu kažkaip tai lyg ir kainos mažesnės, tada labai aiškiai atsisėdam, susidėliojam pagrindinius svertus ir kartais netgi verta yra permokėti, jeigu ten yra tai, ko tau iš tikrųjų reikia ir jeigu galbūt tu net negali rasti labai alternatyvų pagal savo kriterijus ir investavęs tam tikrą savo laiką, pastangas, galbūt ir lėšas, tu tikrai galėsi dar ateityje sukurti tokią pridėtinę vertę, kad uždirbsi daugiau. Tai čia daug yra tų dedamųjų. Prieš priimdama sprendimą investuoti per Let's Invest platformą, man buvo svarbus keli aspektai. Pirmas, kad mano rizika būtų kuo mažesnė. Let's Invest siūlo labai konservatyvią riziką, užtikrintą įkeistų nekilnojamojo turtu, kad turėčiau su kuo pasitarti, čia jums padės profesionalai, ir kad viskas būtų paprasta.
Jūs padarote bankinį pavedimą iš savo sąskaitos, įgyvendinus projektą, jūsų investuoti pinigai ir palūkanos sugrįš atgal į tą pačią sąskaitą. Tai į mano klausimus visus buvo atsakyta, pasižiūrėsim, kaip man pavyks su pirmąją 10 000 investiciją. Toliau investuosim daugiau. O jeigu, pavyzdžiui, aš paklausčiau patarimo ir sakyčiau, kaip patartumėt man, ar perkant nekilnojamą turtą visada rekomenduotumėt pažiūrėti, už kiek jį parduotum, ar yra tokių emocionalių pirkėjų, kurie sako, aš ir protinga tokiu būt, kad jeigu aš čia noriu gyventi, tai yra nebegalvojimas apie tai, kad man reiks tai pardavinėti. Emocija nekilnojamam turte kiša labiau koją, ar padeda priiminėti sprendimus? Emocija ar padeda priiminėti sprendimus? Emocija, jinai iš tikrųjų yra labai svarbi. Ne? Nes jeigu ateina pirkėjas ypatingai, kai aš dirbu su gyvenamojo būstu, ar ne, pagrinde, tai ypatingai čia svarbu ta gera, teisinga emocija. Tačiau vien tik tai vadovautis emocija nebūtų labai išmintinga. Nes jai atslūgus dažnai būna, kad vis tiek pasimato kažkokie ten aspektai ir momentai. Bet jinai svarbi. Svarbu, kaip tu jautiesi. Nes mes net čia atėjom ir čia beprotiškai graži vieta. Lubos, dydis, mes kameroje turbūt neperteiksim, kaip gražiai esam, kokioj gražioj erdvėj. Ir atsėdus, sakau, net svarbu, kokios knygos atverstos, bet iš tiesų viskas, atėjau ir iškart sakau, kiek šitas butas kainuoja, kad norisi čia būt, nes švara, gėlių padėliojimas, visa tai labai daug duoda. Ir labai svarbu atėjus, mes jau, ir ne, bet atėjus žmogui visada stengiuosi suteikti tą galimybę pasijausti kaip savo namuose. Tai reiškia, kad jis ateina, mes ateinam į namus, atsisėskim, pabūkim, pasidėkim, būna apžiūros užtrunka ir valandą, ir virš valandos, ir tikrai sėdim, kalbamės net apie tiesiog, net nebe būsto, apie šiaip gyvenimiškus dalykus, kas tiesiog įdomu. Bet turbūt pradžiamokslis dar turi būti ir tiem, kas nori parduoti savo, ar ne, kaip paruošti savo namus. Absoliučiai. Ar ilgai užtrunka tas paruošimas? Kaip kada, priklauso nuo situacijos, bet tikrai visą laiką pasistengiu bendradarbiauti su turto pardavėjais tam, kad mūsų tikslas tas pats - pasiekti tą patį rezultatą, parduoti namus, rasti naujus šeimininkus jų namams už tikrai pačią geriausią jiems kainą. Tai... Gerai, jeigu tada pagalvosim apie tą nekilnojamą turtą, kurį perkam ir kurį po to labai lengva parduoti, ar galėtumėte vardinti vietas, nežinau, ar Lietuvoje, gal pradėkim Vilnių turėkim, kur labai lengvai išeina, tik atsiranda kažkas ir iškart parduodama, ir kur reik daug ir ilgai knygų dėlioti ir visko vesti, perdarinėti, nes nėra labai lengvai parduodama vieta. Susižiūrėti tendencijas, kurios, sakykime, dabar. Tai jeigu kalbam apie lokacijas, tai natūralu visą laiką tiek Vilniuje, tiek kitose sostinėse pasaulio visur yra senamiestis. Aišku, senamiesčių nelygu, atitinkamai pagal senamiesčio dar lokaciją skiriasi irgi būsto kaina, bet senamiestis visada buvo. Ir nesvarbu, kuri gatvė. Svarbu šiek tiek. Svarbu. Kokia Vilniaus yra brangiausia gatvė, kurią pavadintumėt? Vat čia brangiausia, jeigu. Natūralu, kad tai, sakyčiau, didžioji gatvė pagal nekilnojamo turto apskritai kainą, tačiau didžioji gatvė mes gyvenamųjų būstų, jeigu žiūrim per gyvenamųjų būstą, tai neturime tiek daug ir ypatingai gerų
gero Aš ten turto. senų, mačiau dabar yra parduodamas, aišku, nežinau, kada laida išės, bet įdomu, mačiau, yra toks senas parduodamas ir galvoju, tai įdomu, kiek ten reiktų dar Investuoti. įdėti. Taip, šitą labai svarbu įsivertinti ir vėlgi turim įsivertinti dar būsto kainą, vertinant ar ne, tam pačiam netgi žiūrim senamiestį. Tai turim įvertinti infrastruktūrą, jinai labai svarbi, lietuviam ypatingai, parkingas. Ar kaip tu privažiuoji į savo namus, kaip tu ateini į savo namus, koks jausmas tau tik įėjus, neužtenka įeiti į gražius namus, jau norisi įeiti ir gražią laiptinę. Čia labai gražu buvo irgi. Taip, tau norisi ir gražaus parkingo ir taip toliau. Brangiausia dabar, jeigu mes kalbam apie butus, apartamentus, tai vienareikšmiškai šią dienai vis dar lyderiauja misionierių projektas, kuris apskritai dovanoja nuostabius vaizdus, netgi jeigu, tarkim, tu iš savo namų neturi tos atviros panoramos, bet tu išėjęs iš laiptinės ar grįžęs į namus, visada tas nuostabus Vilniaus panorama tave pasitiks ir palydės. Tai ten tikrai fantastiška, nuostabi lokacija ir gražus projektas. Ir turbūt brangiausias, aš spėju dabar. Šiai dienai vis dar tikrai taip. Vis dar taip. O kas liečia, vėlgi tada turim toliau individualių namų lokacijas. Tai brangiausias išlieka Žvėrynas. Taip pat, aišku, Valakampiai. Žinoma, turim kelias uždaras prabangių namų gyvenvietės. Labai toli. Man atrodo, kad gal tiek daug tų naujų randasi projektų senamiestyje prabangių, nes visi nori sugrįžti iš... Visi nori komforto. Nors Vilnius mažutis palyginus, ar ne, su kitais... Su labai daug automobilių. Taip, bet labai daug automobilių. Lietuviai iš tikrųjų mėgsta automobilius, jie mėgsta turėti ne po vieną, kartais ne po du ir ne po tris, jie mėgsta tikrai tą komfortą. Tai ta logistikos aspektai tikrai jie kartais tampa, net ne kartais, nemaža dalis iš tikrųjų, kurie gali sau leisti įsigyti tikrai brangų turtą, nemaža dalis žmonių labai labai vertina savo gyvenimo logistiką. Tai natūralu, jeigu gali būti arčiau centro, arčiau viso epicentro jų gyvenimo ir apskritai, tai jie renkasi būti arčiau. Bet yra kitas momentas, tas atstumas, jis kartais, žinai, ypač jeigu tau nereikia piko metu važiuoti, vežti vaiko į mokyklą 8 ryto ir grįžti į namus. Jeigu tu turi tą prabangą tiesiog valdyti savo laiką taip, kaip tau patogu, tai tas atstumas, pavažiavimas namo, tarkim, 30 minučių, kartais būna kažkiek ir daugiau. Tai žmonės netgi pagrindinius namus turi prie Trakų, ar ne, rajone, bet jie grįžta ir tada turi tą dovaną būti gamtoje. Daug, aš ir Elektrėnai, man atrodo, vis tampa populiaresnė. Nežinau, aš girdžiu daug ir turiu draugų, kurie... Kuriasi? Taip, ir ten nori gyventi, arba tada galvoja, gal kažkokį butą galima turėti Vilniaus centre, bet kad... Bet čia tada, kai tu turbūt neturi šeimos, turiu omeny ne tai, kad šeimos, bet vaikų, kurie galbūt tave šiek tiek įstato į tam tikrus rėmus. Tik iki 9 reikia būti mokykloje. Tikrai. Aš labai daug laiko praleidžiu automobilį, bet yra prisirišimas toks prie namo ir erdvės ir galvoju, kokių daugiau yra pas mus pirkėjų, kurie nori namų, kiemo ir nori mokėti tą kainą laiko, kurią važiuos, ar butai yra populiaresnė. Nežinau, jeigu kažkokį iš jūsų visiškai praktikos, kas procentaliai yra. Čia man vėl norisi sakyti, dabar madinga, taip, bet... Dabar madinga. Taip, paklauso. Vienareikšmiškai, sakyčiau, dėčiau netgi lygybės ženklą, bet čia labai priklauso nuo pasiūlos. Kas yra rinkoje, kokia pasiūla, nes neretas atvejis, kai žmonės iš tikrųjų nori namo.
namas, iš esmės namas yra gyvenimo būdas. Tai tu turi su to susitaikyti. Jisai vis tiek reikalauja daugiau dėmesio, daugiau priežiūros, daugiau tavo laiko ir pastangų. Daugiau labai gražus žodis, daugiau, labai daug. Labai daug daugiau. Labai daugiau. Taip, atrodo, kur nesupranta, kartais, vagis sakau, kad turiu grįžti namo ir nesupranta ko, bet tiesiog man reikia įleisti ten sodą ir kiemą reikia tvarkyti. Lūžta, visada namuose, visada turi ką taisyti. Taip. Visada. O butas yra... Paprasčiau. Šituo aspektu iš tikrųjų paprasčiau. Tai vat, šitas momentas, kurį, ar ne, žmonės turi labai, labai savo patys atsakyti, padaryti namų darbus. Kaip greit sensta namai? Nu, vat jūsų akimis, vis tiek prabangus nekilnojamas turtas, ar ne, kai tokį, kurį užėjus ir noris, nes labai daug pardavime yra namų, kurie tikrai taip morališkai pasenę ir tose labai gerose vietose, ten turim valakampius, ar ne. Ir... Bet mes apie individualius namus kalbam, ar ne? Taip, dabar. Nes būna sensta ir ne tik individualus, bet jeigu kalbam apie individualius. Taip, individualus namas, kuris... Iš tikrųjų, pavyzdžiui, aš jau jeigu žiūriu skelbimus ir galvočiau, ar pirkti ar ne, tai labiau paskaičiuoji, kiek tau kainuos jį griauti ir tu perki tik sklypą. Taip, būna. Ir kad tie, kurie parduoda, įsivaizduoja, kad čia tik buvo baseinas, dar, nu, jūsų baseinas, labai atsiprašau, su visa pagarba. Niekam nebereikia. Niekam tokio nebereikia. Nu, arba iš vis nebereikia, arba tokio nebereikia. Ir kad iš tikrųjų tas namas yra vertingas tik tiek, kiek yra vertingas jos sklypas. Ir ar... Visada taip? Visada taip. Visada. Ta prasme, iš esmės, turto vertė yra absoliučiai visada, kaip kokia klišė tai bebūtų, bet lokacija. Esminis turto vertės faktorius yra jo vieta. Kaip greitai sensta namai patys, ar ne? Tai čia yra du momentai. Jeigu mes kalbam apie individualų namą, tai yra jo architektūra, eksterjeras, kaip sudėlioti tūriai ir erdvės visos, kaip išplanuota, nes gerą architektūrą Lietuvoje mes pradėjom turėti turbūt, nu, neskaitant tikrai keletą nuostabių architektų, bet kas liečia individualų būstą, na, stipru būtų turbūt pasakyti, bet jau 20 metų atgal jau yra pavyzdžių, kurie tikrai gerai suprojektuoti ir gerai išpildyti namai, kurie iš esmės viduj padarius atnaujinimą, jie toliau gyvens savo gyvenimą ir visiškai tikrai tokie stiprus kūriniai. Bet iš esmės... Nu, o sakot, įmanoma pasistatyti tokį namą, kurio architektūra, va, taip kaip... Aišku, pas mus tokių kaip Antibose namų nepristatys, nes jie tiesiog netinka šitoj erdvėj. Ten, tarkim, dvarai, ar ne? Ir jie ten visada tokie patys ir jie, sakykim, nesensta. Kas pas mus galėtų nesent? Kokį namą statytis, kad jisai... Ar mes čia... Bet va čia labai individualu, ar ne? Tiek klasikinis namas gali būti puikiai suvaldytas, pastatytas, nes yra tiesiog žmonių, kurie, absoliučiai jie dievina klasiką, jie niekaip nemato savęs moderniame šiuolaikinės architektūros statinyje, tokias namuose, žinai, kartais, kažkaip kaip ligoninė jausis. Nu tikrai, neatliepia jų visiškai vidinės emocijos. Jie nori klasikos. Ir klasikinių namų tikrai yra labai labai puikių pavyzdžių pastatytų ir sukurtų ir vis dar statomų. Aišku, jeigu žiūrėti visiškai pagal tos architektūros jau kanonus, tai architektūra turėtų atliepti laikmetį, ar ne? Bet iš esmės klasika irgi gali būti puikia. Jis gerai, kai yra kažkoks, dabar tiesiog taip galvoju, kaip yra kažkoks stilius, pavyzdžiui, Nida, ar ne? Taip. Viskas aišku, kaip turi būti ir ten gali labai džiaugtis, jeigu turi tą namelį, jisai visada bus nebent brangstantis. O vat su Vilnium čia pas mus, vat, nu, taip, eklektiškai. Eklektiškai, absoliučiai taip. Bet lygiai taip pat, nu, ta stilistika, žinai, ir šiuolaikinė gera architektūra, jinai yra tikrai puikių pavyzdžių, kurie dar daug metų gyvens savo gyvenimą, ypatingai jeigu super gražiai suvaldytas ir vidus, ir išorė harmoningai gyvuoja, nes būna modernus namas ir visiška klasika viduje ir tas disonansas tikrai taip stipriai jaučiasi, ypatingai kai tu nori jau parduoti kitam tą būstą.
Tai... Žinau, kad rekomenduojat kažką keisti žmonėm, kurie sako, šitą noriu parduoti ir užeinat ir žinot, kad reikia čia naujų sofų, naujų visko, kad naują jausmą duoti. Visiškai. Čia vienas iš tų momentų, kuriuos šiaip visada padarom namų darbus. Kartais jų nereikia, nes viskas būna tobulai padaryta jau iš pat pradžių ir tikrai reikia tik tai minimalaus kažkokio tai prisilietimo. Bet būna, kad gan stipres rekomendacijas duodame, mes komandai turim ir dizainerių, ir architektų, su kuriais dirbam, bendradarbiaujam. Laidą remia sutelktinio investavimo platforma Let's Invest. Ramiai ir užtikrintai auginkite kapitalą. Ar didelė dabar jūsų komanda? Mūsų komandai, iš esmės, tai yra nedidelė komanda, tai yra 12 žmonių, visi super stiprus profesionalai, labai fainos asmenybės, visi skirtingi, mes turim užtat labai gerą sinergiją dirbdami kartu, nes jeigu visi būtų maždaug vieno kurpaliaus, tai turbūt nebūtų tokio gero rezultato. Bet tuo pačiu turime iš šalies daug partnerių, su kuriais dirbame, esame įsidirbę ir kurie mums padeda pasiekti norimą. Kas jūsų akim yra gero brokerio ženklas? Kaip, pavyzdžiui, jeigu esi pirkėjas, žiūri mūsų laidą ir šiuo metu ko nors ieško ir dirba su kokiais nors brokeriais, kaip atpažinti, kad šitas žmogus, arba kaip jūs įvertintumėt, kad geras savo srities profesionalas, kokias savybės turi turėti, kaip jis pardavimą turėtų daryti, nežinau, prieiti prie žmogaus. Tai visų pirma, aš galvoju, kad geras profesionalas, kuris apskritai ar nekilnojamam turtą dirbantis, kalbėkim konkrečiai apie nekilnojamą turtą, tai visų pirma tas, kuris jis turi kalbėti su žmonėmis, mokėti kalbėti, bet turi ir girdėti labai. Tai, nes ypatingai svarbu išjausti ne tik tai pirkėjus ir žinot, ką jiems parduoti ir kodėl jiems reikia būtent šito daikto ir šitų namų, nors jie galbūt ieško visai kažko kito. Tai tam turi užmegzti dialogą ir iš tikrųjų ir įsiklausyti, išgirsti ir suprasti, ko iš tiesų žmogus nori ir kas jam būtų gerai. Tai šitas momentas tikrai labai svarbus. Ir patikimumas. Ir patikimumas būtent tuo aspektu, kad aš jau nekalbu apie tai, kad apskritai mūsų rinka yra nedidelė. Mes tiek dažnai susitinkam ir vis su tais pačiais žmonėm vienur kitur prasilenkiam ir taip toliau. Tai tu negali daryti, sakykime, klaidų, kad negalėsi paskui žmogui į akis pasižiūrėti. Vienas dalykas, tada, jeigu dažnai būna labai dažna situacija, kad užsimezga ryšys ilgam ir žmonės įsigyja vieną turtą ir žinau, kad grįž, kai ateis laikas jiem jį parduoti, nes vis tiek judesys juk yra, tai vėl kreipsis ir aš pardavusi tą turtą, aš turėsiu jį tikėtina vėl pardavinėti, tai aš negaliu žaisti kažkokiu tai tokių žaidimų, kurie įtakotų paskui mano tolesnį bendravimą su žmonėm. Tiesiog labai svarbus dalykai. Ir aišku, savo rinkos, būtent tiek savo rinkos, tiek apskritai ir pasaulinės rinkos išmanimas tam tikrų tendencijų, jisai tikrai labai svarbus. Nes turi matyti vis tiek situaciją plačiai. Tai čia būtų gero brokerio požymį ir dabar toliau pagalvoju apie nekilnojamą turtą. Ką jis turi turėti, kad jūsų akyse pavadintumėt jį prabangiu nekilnojamo turtu? Ir ar tikrai visada lokacija gali lemti, sakyt, bet labai gera lokacija, tai dėl to jis jau prabangus nekilnojamas turtas. Ir jūs sakytumėt, ne. Būna, aišku, ne. Tada matai, kad jiem kažko tai trūksta, aišku, ir įžvalgų reikia, ar tai, ko trūksta, ar gali padaryti, pasiekti, ir ar yra kažkokia tai perspektyva. Bet
pagal ką paskaičiuotume, ar prabangaus tai reiškia, kad kvadrato kaina tiesiog, įeinat įvertinat, kad kvadrato kaina ten bus, nežinau, 10-12, nežinau, tūkstančių ir tada mes jau sakom, kad prabangus, ar gali būti ir pigesnis, bet vis tiek jūs vadintumėt, sakytumėt, taip, tai yra prabangus. Žinoma. Tai aišku, kurioje lokacijoje yra jisai turtas, ar ne, bet toj pačioj lokacijoje, kuris yra, kas jo kaiminystė, kokia kaiminystė, ką tu matai pro langus, koks tavo apskritai kelias namo, ar jisai atliepia kriterijus, kad žmogus iš tikrųjų būdamas, gyvendamas tose namuose jaustųsi, kad jis tikrai turi prabangų gyvenimo būdą. Prabanga jinai labai, tai dar neretu atveju jinai būna labai individuali, nes, kaip ir sakau, gamtos aplinka ir gamtos pojūtis irgi lygiai tokia pati yra prabanga, kaip kad, tarkim, gyveni senamiestį su vaizdu į Gedimino pilį. Kitam. Čia labai individualus momentas. Bet mes visą laiką įsivertinam, vertindami turtą, vis tiek žiūrime plačiau, stengiamės matyti ir perspektyvą. Būtinai, tas labai svarbu. Turim žinoti, kas statysis, kaip vystysis, ar ne, apskritai kažkokios tai lokacijos. Naujamiestis mūsų dabar. Kartais, pavyzdžiui, gali nežinoti, jeigu nėra kažkas draudžiama, pasistatysi namą, turėsi gražią terasą, o ten bam, iššoka koks nors. Arba pirksi turtą su vaizdu, nežinosi, kad jau kitais metais startuos ten naujas projektas. Ir bus prekybos centras. Ir nebus tokio gero vaizdo. Tai tą labai svarbu irgi įsivertinti. Kaip manot, čia užėjus, pavyzdžiui, šį, gal pasivaikščiosime, mes netrukus, taip žiūriu laiką, kiek mes dar jo čia turim, bet čia užėjus, atrodo, didžiausia prabanga, jau iš šoną padedant nuostabų interjerą, nuostabią lokaciją, dydis, erdvė, kuri yra tiek čia, tiek, man atrodo, dar daug tokių Vilnius turi nekilnojamo turto objektų, kuriuose tikrai yra labai daug erdvės. Kiti pasaulio didmiesčiai augdami tuos butus mažina ir ten, jeigu kažkur, nežinau, niujorkiečius atsivežtume čia ir parodytume, kaip čia dar gali gyventi žmonės, nežinau, turbūt lengvai kalbėtume persikelt, kad kaip čia gera. Ar manot, kad šitie gražūs butai po truputį ateityje taps dalinami? Pamažinami, ar mažės kvadratūra? Ne, nes jinai dabar atvirkščiai didėja. Ta prasme, mes iš tikrųjų turim didelį poreikį, prieš tai mes temą kalbėjom, gal neužkabinam iki galo, turim iš tikrųjų didelį poreikį dideliems, ypatingai dideliems butams. Dydis, aišku, ne visada vien tik tai dydis dovanoja mum erdvės jausmą. Labai svarbu, koks išplanavimas, kartais mažesnis plotas gali duoti daug erdvesnį tau pojūtį ir labai tikrai gerą išplanavimą, išnaudotą kiekvieną erdvę protingai, jeigu geras architektas ar dizaineris tą padaro. Ir atvirkščiai, gali būti 300 kvadratinių metrų būstas per keletą aukštų ir tu tiesiog žinai, kad čia yra daug ploto, bet tu jo nejauti visiškai. Bet turim labai tikrai paklausą ir poreikį dideliems būstams. Ir aš manau, kad jeigu jie ateityje kada nors ir bus smulkinami, mažinami, tai nebent pagal šeimos poreikį, nebent jiems tiesiog ateis momentas, kai nebesinorės, gal norėsis kažkokią tai dalį skirti, kaip pavyzdys, atidalinti vaiko būstui. Bet tikėtina ne, nes tai ir nemažos investicijos, daug labiau tuomet verta jį tiesiog parduoti ir ieškoti kitų namų. Žmonėms visą laiką reikia erdvių būstų. Niujorkiečiam mes šiandien nustebintume su savo tam tikrais plotais. Kai jūs kreipiasi būsto ieškantys, koks dažniausias yra, nežinau, pageidavimas? Ar vaikų kambarių dydis, nežinau, kiekis, ką mes šiandien
turim procentaliai, sakykime, daug užklausų, nežinau, labai didelė svetainė, labai didelis miegamasis. Kokia yra dažniausiai ir kokie netikėčiausi užklausos kokios? Netikėčiausių būna įvairių, bet dažniausiai vis tiek žmonės labai turi tokius smagu, nes dažnai turi aiškius kriterijus, ko jie nori ir aišku labai įvairu. Tai būna, kad ir tikrai nori didesnio būsto negu jau dabar turi, išaugo finansinės galimybės, šeima išaugo, reikia erdvesnio būsto. Tai natūralu labai tokie baziniai kriterijai įvardinamas dažnai plotas, bet kaip ir sakau, bekalbant su žmogum ir vedžiojant, siūlant jam tam tikrus objektus, tai tą plotą visą laiką tam tikras gairės turim, jaučiam, bet žiūrim tikrai būtent kaip tai yra išplanuota ir ar tai atitinka šeimos poreikius. Tarkim, šiuose namuose mes turime 3 miegamuosius plus darbo kambarį, kuris labai labai gražiai gali būti transformuojamas ir tiktų šeimai, pavyzdžiui, su 3 vaikais, nes kiekvienas vaikas galėtų turėti savo miegamąjį, tėvai savo. Tai irgi labai reikia žiūrėti kiekvieną turtą individualiai. Nori žmonės puikius klipų naujiems savo namams ir irgi turi labai aiškius kriterijus, kas liečia lokaciją, atstumas, ar ne? Irgi. Kas dabar auganti lokacija namams? Jeigu netradiciniai valakampiai, gal kur nors kitoj dar kažkokios kitos vietos. Taip, centrinė miesto dalis visada paklausė, ar ne, jeigu mes turim tą aplink Vingio parką, Čiurlionio gatvės yra aplink, ten aišku nuostabių yra namų, būtent išlaikiusių istorinę vertę pastatytų vėlų 30 metais, kuriuos įsigyja, renovuoja ir kaip ir sakau, irgi pirkėjams savo, kad dar 100 metų ten tikrai drąsiai skaičiuos tas namas, jeigu nedaugiau. Tai ta lokacija tikrai labai labai patraukli ir aišku, apskritai Vilnius plečiasi, auga, tai individualūs namai. Kurią pusę sakytumėt, kad galima judėti? Minsko kryptim. Galima. Taip, tiesiog labai patogi logistika tenai. Įspūdingai patogi. Žinau, mano vieni draugai nusipirko namus ir aš labai greitai, kaip ten, kokia ten vieta, Gali būti. Didžiasalis, ne? Ten yra, važiuot už Liepkalnio. Ir ten tokios irgi, kur kūrėsi, kad bent su uždara teritorija ir po 10 namų. Ir galvoju, pradžioje aš taip pažiūrėjau, man atrodė toli, o po to žiūrėjau, per 10 minučių. Labai toks. Taip, labai patogi logistika. Ir ypač jeigu kažkam reikia oro uostas ar autostrada, tikrai patogu. Natūralu, į Nemenčinės pusę irgi labai labai plečiasi, nes poreikis yra, nori žmonės gyventi gražioj vietoj, jeigu jau individualus namas, tai vis tiek svarbu, kur tas sklypas, ką tu matai išėjęs į savo kiemą. Gal pasivaikštam kiek dar mums liko laiko, pasivaikščiokim po šitą nuostabų nekilnojamą turtą. Aš nežinau, ar mums pavyks parodyti, kiek daug erdvės čia, kaip gražu ir kaip jauku būti. Aš iš mano šypsenos galima matytis, atėjau ir iškart galvoju, va čia tai gyvenčiau. Taip, kodėlgi ne? Taip, tai gal truputį pasivaikščiokim ir aptarkim, kas labai teisingi gyvenimo sprendimai yra, patogumai kažkokie būstuose, apie kuriuos galima pagalvoti ir įsikvėpti, perkant arba kuriant savo namus. Kas yra teisinga, ar ne? Nes ten įeisim ir gal labiau apkalbėsim man, bet ta erdvė, kur buvo skalbykla ir gal net nuo jos reikėtų pradėti, nes labai buitiškai, bet nuo gražios buities prasideda gražus gyvenimas. Žinoma, nes turbūt ir patogu ir gražu. Tai mes pasivaikštam. Man prieš nusprendžiant investuoti per Let's Invest platformą buvo svarbu atsakyti į kelis klausimus. Pirmas – rizika. Let's Invest siūlo konservatyvią riziką užtikrintą įkeistų nekilnojamojo turtu. Antras, kad aš galėčiau pasitarti. Let's Invest siūlo profesionalų gyvą pagalbą. Na ir trečiasis, kad būtų tikrai paprasta.
Investavus per Let's Invest platformą, jūsų investuoti pinigai ir palūkanos sugrįš jums į tą pačią sąskaitą, iš kurios investavot. Ar gali būti paprasčiau? Tai esam nekilnojamo turto objekte, kuris pagal visus kriterijus yra prabangus nekilnojamas turtas, vieta pats Vilniaus centras, pastatas nuo įėjimo laiptinėje yra toks kvapą gniaužiantis, kur atrodo, kaip džiugu, kad tai yra Lietuva. Ir interjeras, dydis, vien svetainė, kiek mes čia sakėt, virš 100 kvadratų. Beveik 105, tai įspūdingas dydis, lubų aukštis, 4 metrai, tai irgi duoda savo tokį erdvės papildomą jausmą, kvėpavimo jausmą. Mes gal truputį galėsim irgi parodyti, kaip viskas atrodo ir kol mūsų operatorius seka paskui, galėtume pakalbėti, ar ko reikia, jeigu mus stebi žmogus ir jis galvoja, ar aš esu tas pretendentas, kuris gali pirkti prabangų nekilnojamą turtą, kiek aš turiu turėti, ar tas prabangus tai bus tik virš 2 milijonų, ar tai gali būti, ar galima ateiti į Sodbis ir sakyti, kad nesigėdinti, gal taip paklausiu, kad noriu pirkti, o tik už 1 milijoną arba už dar mažiau. Visada galima ir reikia ateiti, iš tikrųjų, kai turit poreikį pirkti, ar yra poreikis parduoti, niekada neuždarykit durų, nes mes visada tikrai atviri, pasikalbam, įvertinam, lygiai taip pat ir įvertinam, ar mes galėsim būti naudingi. Ne tai, kad face control žmogus nepraeina jokių būdų, ne, bet ar mes galėsime būti naudingi, tai yra tiek pardavėjai, tiek ir pirkėjai, ar turėsim ką pasiūlyti pagal jo kriterijus. Tai visada kreipkite, skambinkit, kalbėkit, ar tiesiai su ekspertu, ar į biurą, jeigu kažkas tai sukirbėjo ir norisi tiesiog pasitarti. Tai nuo to visada viskas prasideda Ir gali tai būti, kad prabangus nekilnojamas turtas kainuos 500 000. Absoliučiai taip, nes mūsų, pavyzdžiui, vidutinis sandorių vidurkis, metinis, ką mes darom ir ką parduodame, tai yra šiek tiek virš 600 000. Tai reiškia, mes turim ir labai labai brangių, atitinkamai turim ir pigesnių. Tai prabanga ir brangus turtas, geras, kokybiškas, jis nėra vien tik tai skaičius. Niekada. Bet jeigu pakalbėsim apie skaičius, tai kiek Vilniuje yra tokio maždaug brangumo ir tokio lygio objektų? Nedaug. Tikrai nedaug. Ir įvardinkim, čia mes turim 3 miegamosios, 2 vaikų, 1 master bedroom, turim darbo kambarį, turim nuostabaus dydžio, pagrindinė erdvė, kur yra esminė, visų namų širdis yra šis, tai jeigu turėsime erdvę, kuris svetainės, virtuvės valgoma, kuri netinkamai atliepia visą namo ar būto, ar apartamentų būsto plotą, nebus tai geras sprendimas. Dar atskiras tarsi kambarys, kuris yra, man atrodo, labai reikalingas, tas tvarkos, švaros kambarys. Absoliučiai. Taip, tai ir drabužinė, ir skalbykla, ir erdvė, turi savo langą. Čia beje, kiekviena patalpa šiuose namuose turi savo, ir matom, ne po vieną, bet turi langą. Reiškia, turi labai daug šviesos. Viršutinis aukštas, mes turim ramybę. Čia dabar tik tai galim ekrane atrodyti, kad nėra tiek daug šviesos, bet tik dėl to, kad diena šiandien yra tokia lietuviška, kad išėjus į lauką gali reikėti pasišviesti prožektorių. Bet aš įsivaizduoju, kas tai yra saulėta diena. Absoliučiai, taip. Net nebūtinai saulėta, bet šiek tiek šviesesnė, gal sakykime, negu šiandien. Ir rytą susitikus, tai čia šitie namai nuostabiai prisipildo dienos šviesos. Turim terasą, kas yra irgi vienas iš tokių visada checkboxų. Yra daug norinčių, kad terasa būtų. Taip, visi nori terasos. Klausimas, kiek paskui ją iš tikrųjų žmonės naudoja, bet jos nori visi. Didžiąją dalimi. Ar daug būstų turi tas terasas?
Nemažai. Senamiestį kalbėkim dabar, tai jeigu senamiestį, tai iš tiesų tikrai tai yra, nėra tiek daug būstų, kurie gali pasidžiaugti terasa. Gal sakydama nemažai, tai turėjau omeny, kad vis tiek, jeigu mes kalbam apie tikrai didelį erdvų ir brangų turtą, tai jis turėtų turėti terasą kažkokią tai ar balkoną. Turėtų, vėlgi gali būti ir su išlygom. Gerai, o meno kūriniai yra prabangus nekilnojamas turtas. Atkeliavom į interjerą, ne? Taip, interjeras iš tikrųjų labai svarbus ir jisai prasideda nuo, kaip aš sakau, nuo kiauto. Jeigu kuriate savo namus, labai svarbu padaryti teisingą visą tą jų, pasikartosiu, kiautą, ar ne? Tai reiškia, turi būti labai geri sprendimai, kas liečia grindis, kas liečia integruojamus baldus, vonios kambarius. Čia tikrai negalite pataupyti ir reikia iš tiesų verta padaryti protingai, nes tai yra tos namų dalis, kurios dažniausiai taip greitai nekeičiamos. Ir jos sudaro esmę baldus, sofą, valgomo stalą, galų gale šviestuvą, visada galima labai lengvai pakeisti ir netiks, nepatiks, norėsis gražesnio ar kitokio modelio, tai čia taip paprasta, bet pakeisti grindis arba virtuvės sprendimą, vonios kambarius iš tikrųjų yra labai brangu ir pakankamai sudėtinga. Tai nuo to reiktų pradėti, ne? Taip, ir tuomet, aišku, būtinai geri, gražus namai be meno, tikrai sunkiai įsivaizduojami šiai dienai. Tai tiek Lietuvoje mes turim nuostabių lietuvių autorių, kurių kūriniais galime papuošti namus ir pakelti tiek jų emocinį namų lygį, tiek išbaigti interjerą, nes interjeras be meno paprastai, jis toks tikrai nebus išbaigtas iki galo. Tai ir viešbutį, nors ir gerai viešbučiai pasikabina, taip, tikrai ir žvaigždutės turi turėti absoliučiai paveikslo, o ne nuotraukų. Taip, ir būna įspūdingų kūrinių viešbučiuose. Tai dar gal pasivaikščiokim daugiau, jeigu galėsim nueiti į tą erdvę. Ir man dar vienas toks įžvalga patiko. Sako, visada reikia investuoti ir nepagailėti pinigų daiktams, kuriuos lieti. Kad, pavyzdžiui, mygtukai būtų geri, kur liečia pirštas, nes kai ką žiūri iš toli, gal net ir tas šviestuvas kartais ir pigesnis gali atrodyti labai gerai, bet tą, ką prilieti, visi kranai ekranuose, turi būti geri, nes tada tu atpažinsi, kad turi gerą daiktą ir tu jausies maloniai. Absoliučiai taip, teisingai. Lygiai taip pat kaip ir vaikščiodamas basomis, stovėdamas ant gero kilimo, tu tikrai jausi, kad tai yra geras kilimas. Taip, ką liečiat, ten investuojat. Dar vienas iš tikrai gerų meno kūrinys, šitas prisiskaito prie meno, ne? Galima sakyti, kad taip. Šiaip čia vazda. Kaip gražiai viskas. Tai dar vienas svarbus momentas gerų namų, mes įžengiam į namus, ar ne? Ir turi būti tikrai dosni, pakankamai dosni ta pirmoji erdvė, kad tu jau pasijustum pakilėtas, įkvėptas. Tai erdvus holas irgi nepataupyti, planuojant erdvės, nepataupyti holui irgi labai labai svarbu. Labai gera, kada nėra daiktų, kur įeini, bet čia gal irgi mano jau kokios lygos, kai atrodo vaikai tų batų. Kaip padaryti iš prabangaus turto neprabangų, viską primesti, pridėti ir turėti užspaustas smegenis nuo daiktų. Tai aš čia mane labai sužavėjo, kad tik atėjus pamačiau, kokios erdvės yra gražiai burčiai padarytos, kad atskiras kambarys, kuris nėra ta garderobinė, kur savo rūbus, tik lauko rūbams, lauko batams, skalbykla, erdvė, kur galima uždaryti buitį. Ir nematyti ir neerzinti akis, ne? Ir tavo atėjusių svečių. Labai gražūs sprendimai ir tikrai kiekvienam kambarį, kur be pasisuksi, ten langai. Ir erdvė, bet erdvė. Va, čia tai prabanga. Taip, aukštis, didelė erdvė, vis tiek turim 225 kvadratus. Tai mes natūraliai turim tą didelę erdvę, bet vėlgi grįžtam prie to, kad kaip tai išplanuota.
turi būti iš tikrųjų patogiai ir praktiškai išplanuota. Aišku, vėlgi pagal žmogaus poreikį. Nes esam turėję būstų, kur tarkim 300 kvadratų ir ten 2 miegamieji ir toksai svečių darbo kambarys, bet jis toks labai open, pakankamai atviras. Tai yra didelis, labai erdvus, prabangus būstas, bet tiesiog žmonės pasidarė savo visiškai pagal savo poreikius ir įsirengė tik tai 2 miegamuosius. Labai individualu. Ir parduodant gali tik pergalvoti. Dėl to reikia gerų specialistų, kurie pasakytų, kas yra paklausiau, geriau ir ko kitiems žmonėms reikia. Turbūt apie tai, čia geras patarimas, kad įsirenginėjant kartais labai gera daryti kažką tik savo, bet palikti galimybę, kad nebūtų per brangu perdaryti, norint būtent po to kažkaip kas realizuoti. Tau daug brangiau arba daug daugiau laiko kainuos, užims kažką tai perdaryti. Tai vienas iš tų svarbių momentų, ką irgi norėjom aptart, tai ir ką labai skatinu daryti, visada konsultuokitės, pasitarkite. Netgi perkant labai svarbu turėti santykį su nekilnojamo turto ekspertų, brokerių, kurį pažįsti, kurio pasitikė. Pažįsti, nebūtinai tai turi būti draugas, bičiulis tavo, ar ne, bet tas profesinis santykis. Ir visada verta tikrai investuoti šitą santykį, todėl kad geri patarimai perkant būstą, ieškant būsto, jie visą laiką atsiperka ir tikrai profesionalas patars teisingai. Ar yra tekę sulaukti prašymo patarti statant namus žmonėm, ne kad jie norės parduoti, bet kad statosi savo, skambina ir sako, Egidija, man reikia, kad peržiūrėtum projektą, šiaip gyvensiu aš, bet ar tik teisingai viską padariau? Tikrai taip, tikrai yra tekę ir aišku, tai buvo mano bičiuliai, bet neretu atveju kalbantis ir su klientais ar ne, pirkėjais, kurie įsigyja ar per mane, ar tiesiog turim santykį ir nebūtinai per mane įsigyja būstą, bet visada smagu patarti ir pasikalbėti apie tai, kokius jiems sprendimus daryti. Kur verta, kaip sakiau, kur verta investuoti, o kur tai būtų perteklinis dalykas, perteklinė investicija, su kokiais galbūt architektais pagal jų tipažą dirbti, kokį stilių pasirinkti ir taip toliau ir taip toliau. Tai labai daug tų klausimų kyla ir tikrai žmonės būna, sulaukia ir skambučio. Ką daryti? Jo, o tie, kaip ir sakau, bičiuliai, statėsi namą, tai tikrai tam tikrų sprendimų pasakiau, tai kainavo jiems tuo metu augino biudžetą, negu kad buvo susiplanavę, bet dabar jau, kai realizavo ir gyvena name, tai iš tikrųjų nekartą susitinkam ir visą laiką. Dėkoju. Džiaugiasi, kad paklausė. Taip, nes, žinai, patarimų galima išgirsti, ne visada jų klausai, bet tai tikrai geras buvo sprendimas paklausyti tuo metu. Tikiuosi, kad žiūrovai mūsų sulaukia gerų patarimų šiandien ir jais pasinaudos. O jeigu kartais kažko neišgirdo, visada galima kryptis į gerus brokerius, kurie yra pasiruošę patarti. Nes visi turi dirbti savo darbą. Ir reikia leisti jums tą daryti. Tikrai tai. Ačiū. Let's Invest. Ramiai ir užtikrintai auginkite kapitalą.